Kartais mes išgyvename sunkius laikotarpius, kuomet nesimato jokios prošvaistės. Atrodo, kad sunkumai truks amžinai. Atrodo, kad tai bausmė visam gyvenimui, kad niekada nepasieksite savo tikslų. Situacija atrodo beviltiška. Tačiau su Dievu visuomet yra vilties. Šiandienos prisilietimo tema – tamsūs gyvenimo laikotarpiai. Jeigu norite, kad Dievas atliktų tai, kas geriausia, ir jūsų gyvenimas būtų reikšmingas, tikėkitės, jog teks eiti sunkumų keliu. Jie visada ateina. Nuostabu, kaip Dievas naudoja sunkumus, kad formuotų mus, padarytų tinkamus ir paruoštų tam, ką Jis trokšta padaryti. Kas tie sunkumai? Tai tamsūs mūsų gyvenimo momentai. Tai laikotarpiai, kai jaučiamės bandomi ir gundomi. Tai akimirkos, kai jaučiamės įskaudinti, nes mumis pasinaudojo. Tamsūs momentai būna tada, kai sielvartaujame ir patiriame praradimus, jaučiamės prislėgti, sunerimę, išsigandę, neatidūs ir nuodėmingi. Dievas nežadėjo, jog mūsų gyvenimas visą laiką bus šviesus. Sunkumai ateis, tačiau svarbiausia, kaip į juos reaguosime. Mūsų reakcija lemia daugybę priežasčių. Viena jų – kiek laiko šis tamsos momentas tęsiasi. Galbūt kas nors pasakys, ta tamsa truko ne akimirką, ji tęsiasi valandas, dienas, savaites, metus. Kodėl Dievas leido jai taip ilgai tęstis? Pateiksiu vieną principą iš gyvenimo principų knygos. Kiekvienas iš šių principų yra dieviškas. Galite užsirašyti, kad nepamirštumėte. Tamsūs gyvenimo momentai tęsiasi tiek, kiek Dievui reikia, kad Jis įvykdytų savo tikslą. Sunkumai turi konkretų tikslą. Jie trunka tol, kol tikslas pasiekiamas. Mes ne visuomet žinome Dievo tikslą mūsų gyvenimui, todėl galvojame, Dieve, kodėl leidi šiam dalykui vykti? Tai atrodo taip beprasmiška, taip nesuprantama. Nematau tam jokios priežasties. Man tiesiog skauda, jaučiu skausmą, o tu leidi tam tęstis. Mes nematome tikslo, bet Dievas mato, nes Jis mato mūsų gyvenimą nuo pradžios iki pabaigos. Šią tiesą norėčiau pailiustruoti istoriją iš Juozapo gyvenimo. Jo gyvenime tamsūs momentai prasidėjo dar paauglystėje ir tęsiasi 13 metų. Atsiverskime pradžios knygos 37 skyrių. Noriu papasakoti šių įvykių aplinkybės ir pačius įvykius, kad pamatytumėte, kaip visa tarpusavėje susiję. 37 skyrius nuo 1 eilutės. Bet Jokūbas įsikūrė krašte, kuriame jo tėvas buvo gyvenęs kaip ateivis, Kanaano krašte. Štai pasakojimas apie Jokūbo šeimą. Tada prasideda nuostabi Juozapo istorija. Būdamas 17 metų, Juozapas ganė su broliais avių kaimene, padėdamas savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnums. Jis tėvui papasakojo apie jų blogus darbus. Izraelis, čia kitas Jokūbo vardas, Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką, nes šis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Mes šį apsiaustą vadiname spalvotoju. Skaitykime toliau. Matydami, kad tėvas jį myli labiau už kitus, broliai jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Kitaip tariant, Juozapas gyveno didžiulės neapykantos atmosferoje. Prisiminkite, kad jis turėjo 11 brolių. Kartą Juozapas susapnavo sapną ir papasakojo jį savo broliams. Šie ėmė dar labiau jo nekęsti. Paklausykite, kokį sapną sapnavau, sakė jis jiems. Mes rišome lauke pėdus. Staiga mano pėdas atsistojo ir stovėjo, o jūsų pėdai susirinko aplink ir žemai nusilenkė mano pėdui. Manau, kad šios sapno dalies aš nebūčiau jiems pasakojęs. Tikrai nebūčiau.
Jo broliai atsakė, bene ketini tapti mūsų karaliumi, bene iš tikrųjų ketini mus valdyti. Dėl kalbų apie sapnus jie ėmė dar labiau jo nekęsti. Jis sapnavo dar vieną sapną ir papasakojo jį savo broliams tardamas, štai sapnavau dar vieną sapną. Saulė, mėnulis ir 11 žvaigždžių man lenkėsi. Bet kai papasakojo jį savo tėvui ir broliams, tėvas apibarė. Kągi reiškia tas tavo sapnas? Ką susapnavai? Negi mes, aš pats, tavo motina ir tavo broliai, turėsime ateiti ir nusilenkti tau lygi žemės? Broliai jam pavydėjo, bet ir tėvas šio įvykio negalėjo užmiršti. Kartą, kai broliai buvo nuvarę tėvo kaimenę ganytis prie Sichemo, Izraelis tarė Juozapui, tavo broliai, kaip žinai, gano prie Sichemo. Pasiruošk, siųsiu tave pas juos. Pasiruošęs, atsakė šis. Ši kelionė Juozapui buvo labai nelaiminga. Noriu, kad pamatytumėte, jog šis 17-metis jaunuolis savo gyvenime patyrė labai tamsių minučių. Noriu, kad pagalvotume, ką jam teko iškęsti. Kaip jau sakiau, tos tamsios minutės gali virsti valandomis ar dar ilgesniu laikotarpiu. Juozapas augo apsuptas brolių neapykantos. Broliai pavydėjo, nes tėvas buvo šališkas, pasiuvo jam spalvotą apsiaustą. Juozapas buvo tėvo numylėtinis. Tai nebuvo Juozapo kaltė, bet broliai jo nekentė. Skaitytoje ištraukoje tai parašyta 3 kartus. Jie jam pavydėjo ir jo nekentė. Taigi jis augo visiško atmetimo atmosferoje. Kai Juozapas nuėjo aplankyti brolių, jie nusprendė jo atsikratyti. Taigi jie nusprendė Juozapą nužudyti. Nužudysime jį, po to papjausime gyvulį ir jo krauju ištepsime Juozapo apsiaustą. Apsiaustą nunešime tėvui ir pasakysime, kad jį sudraskė laukinis žvėris. Ką jie padarė? Jie įmetė Juozapą į duobę. Tačiau ten jis išbuvo neilgai. Pro šalį keliavo karavanas. Broliai pagalvojo, parduokim Juozapą, užsidirbsime truputį pinigų, gal šis karavanas jį nupirktų, jie pardavė Juozapą. Taigi broliai jo nekenčia, dabar jis dar atskiriamas nuo tėvo ir keliauja nežinia kur. Jis vis labiau ir labiau tolsta nuo namų. Juozapas jaučiasi vis labiau ir labiau vienišesnis, vis labiau atmestas, vis labiau išsigandęs, jis nežino, kas jam dabar bus. Kai karavanas nukeliavo į Egiptą, Juozapas buvo nuvestas į vergų turgų. Iš Dievo malonės jį nupirko Potifaras, faraono sargybos viršininkas. Dabar Juozapas vergas. Natūralu, kad jis dirba visokius juodus darbus. Jis turbūt prisimena savo spalvotą apsiaustą ir tėvo rūpestį. Dabar jis šveičia grindis ir dirba kitus juodžiausius darbus. Tačiau jis dirba taip gerai, kad Potifaras žiūri į jį ir galvoja, šitas vergas labai atsakingas, niekada nesiskundžia, kas jis toks? Po kiek laiko Potifaras paveda jam visą namų ūkį. Juozapas rūpinasi viskuo. Potifaras jam pavedė viską. Pasakysite, situacija pagerėjo? Prisiminkite, kad Juozapas vis dar jaučia brolių neapykantą ir pavydą, jis vis dar toli nuo savo tėvo, gyvena svetimoje kultūroje, apie kurią nieko nežino, jis net nesupranta tos kalbos, jam ją reikia išmokti. Šioje situacijoje jaunuolis jaučia tik sumaištį, nusivylimą ir nerimą. Jis stengiasi kaip galėdamas. Biblijoje parašyta, kad Potifaro akise Juozapas turėjo palankumą, bet buvo per daug išvaizdus. Į jį pradėjo geidulingai žiūrėti Potifaro žmona. Ji darė viską, kas buvo jos galioje, kad su juo sugultų, o jis to daryti nenorėjo. Juozapas sakė, kaip galėčiau taip pasielgti, kai tavo vyras pasitiki manimi ir pavedė man visus savo namus. Ji pasinaudoja situaciją ir apgauna jį. Kas įvyksta, kai ji pameluoja savo vyrui? Manau, natūralu, kad vyras ją patiki. Manau, jam kyla klausimų, nes jei ji taip elgėsi su Juozapu, tikėtina, kad ir anksčiau jau užvalgėsi į kitus vyrus. Potifarų nebeliko kitos išeities, kaip įmesti Juozapą į kalėjimą. Pagalvokite apie Juozapo situaciją. Faraono sargybos viršininkas įmeta jūs į kalėjimą kaip nusikaltėlį, kuris bandė suvilioti jo žmoną.
Jūs atsidurėte kalėjime ir jūs ten užmirš. Kiek laiko Juozapas buvo Potifaro namuose, mes nežinome. Taip pat nežinome, kiek laiko jis buvo kalėjime, bet viena yra tikra, dabar jis sukaustytas grandinėmis. Įsivaizduokite, kaip su juo elgėsi kalėjime. Tu niekšė, tu nusikaltėlė. Tik įsivaizduokite, kokį sąmyšį jis patyrė. Nepaisant viso to, laikui bėgant, Juozapą pastebi kalėjimo prižiūrėtojas. Jis stebi jo reakcijas ir nuostatas. Neilgai trukus jis paveda Juozapui prižiūrėti visus kalinius. Taigi, kur jis bebūtų, jam sekasi. Galbūt kas nors pasakys, ne taip jau ir blogai, tačiau jis jų kalėjime. Mes kalbame apie kalėjimo požemius, kur niekada nepatenka saulės spinduliai. Į tą patį kalėjimą įmetami faraono kepėjas ir vynininkas. Ten jie susapnuoja po sapną. Juozapas sako, manau, aš galėsiu šiuos sapnus išaiškinti. Jis išaiškina sapnus. Vienas bus sugrąžintas į tarnybą, kitam bus nukirsta galva. Vynininkas sugrįš į ankstesnės pareigas, o kepėjui nukirs galvą. Vėliau taip ir įvyksta. Juozapas paprašė vynininko, kai grįši į tarnybą, primink faraonui, kad aš išaiškinau šį tavo sapną. Prisimink mane. Šis prižada tikrai prisiminti Juozapą, bet užmiršta. Kiek laiko praeina? Turbūt keleri metai ar panašiai. Tačiau viskas vyksta Dievo paskirtu laiku. Vieną dieną pas jį į kalėjimą ateina žmogus ir sako, nusiskusk. Atnešėme tau naujų švarių drabužių. Apsirenk ir sek paskui mane. Kas čia dabar? Juk paprastai prieš mirties bausmę švariais drabužiais neaprengia. Juozapas nieko nesupranta, kas čia vyksta. Ji nuveda pas faraoną. Faraonas sako, aš sapnavau sapnus ir girdėjau, jog tu gali juos išaiškinti. Tai sapnai apie 7 gausaus derliaus ir 7 bado metus. Juozapas labai įspūdingai faraonui šiuos sapnus išaiškina. Nepamirškite, kad jis tik jaunas hebrajas. Dabar jam 30. Kur jis praleido savo gyvenimą? Buvo vergų kalėjime kaip nusikaltėlis, bandęs suvilioti Potifaro žmoną. Atrodo, neturi jokių galimybių. Faraonas sako, niekur nemačiau tokios išminties. Būsi antras po manęs. Visa, ką įsakysi, bus padaryta. Taigi skiriu tave premjeru. Ką Juozapas belieptų Egipte, viskas bus įvykdyta. Taigi 13 metų, viena po kitos, sekė tamsos minutės, valandos, dienos, savaitės, mėnesiai, išbandymai ir nelaimės. Dauguma mūsų pagalvojame, juk Dievas galėjo tai išspręsti per porą metų ar panašiai. Ne. Tai labai svarbu, todėl nepraleiskite to nepastebėję. Procesas užtruko 13 metų. Turbūt kai kas iš jūsų dabar patirėte tuos tamsius gyvenimo momentus ir tai jaučiate. Jums kyla tas pats klausimas kaip ir Juozapui. Dieve, kodėl leidai, kad man tai nutiktų? Viešpatie, juk aš jau seniai patikėjau tavimi kaip gelbėtoju. Stengiuosi daryti tai, kas teisinga, bandau būti paklusnus tau. Galbūt sakote, viešpatie, žinau, kad nesu toks, koks turiu būti. Žinau, kad nuklydau, kad nusigręžiau. Žinau, kad nutolau nuo tavęs. Nesvarbu, kokia jūsų situacija, vis tiek klausėte, kodėl Dievas leidžia tokiam dalykui vykti. Kai kurių dalykų nesuprasime tol, kol nenueisime į dangų. Dievas nežada, kad suprasime. Jis tik kviečia paklusti. Prisiminkite šį principą. Nesvarbu, suprantu ar ne, mano atsakomybė yra paklusti. Jei patirite sunkumų, įdėmiai manęs paklausykite. Dabar išgirsite biblinį dievotą, tikrą, amžiną atsakymą. Mes visi kartais išgyvename tamsius momentus. Kartais apie juos galvoju kaip apie šešėlius. Kartais būna visiškai juodos akimirkos, kai nesimato jokios vilties. Jūs nežinote, kaip Dievas gali iš to išvesti. Kyla klausimas,
Ko Dievas siekia, tai leisdamas? Kodėl jis veda tais nelaimių ir sunkumų keliais? Įdėmiai paklausykite. Dievas Juozapui turėjo tikslą. Žinau, kad kai kam sunku to patikėti. Dievas ir jums turi tikslą, tokį pat svarbu, kaip ir jo tikslas Juozapui. Pasakysite tai, bet pasižiūrėkite, ką Juozapas nuveikė. Ne tai svarbu. Esminis klausimas, kaip Dievas žiūri į mus. Jei jis leido mums gimti, vadinasi, turi mūsų gyvenimui tikslą. Jis turėjo tikslą Juozapo gyvenimui. Tas tikslas mums, gyvenantiems 1000 metų vėliau, yra aiškus. Tačiau Juozapas jo taip aiškiai nematė. Paklausite, koks yra mano gyvenimo tikslas? Pagalvokime apie tai. Didžiausias Dievo tikslas mano ir jūsų gyvenime, priežastis, dėl kurios jis leidžia patirti sunkumus, kad taptume panašesni į Kristų. Galbūt kas nors pasakys, nelabai tai suprantu. Tiesiog atminkite, kad jūsų gyvenimas įgaus prasmę tik tuo met, kai Jėzus per jūs gyvens savo gyvenimą. Tik tiek ir nieko daugiau. Kai galvoju apie tikslą, kurį Dievas turi mūsų gyvenimui, kyla klausimas, kiek laiko jis leidžia tamsiems dalykams tęstis? Pavyzdžiui, kodėl Juozapas gyveno neapkenčiamas brolių iki 17 metų? Būtent nuo tokio amžiaus šventajame rašte pradedamas pasakojimas apie jį. Viskas trunka tiek, kiek Dievui būtina, kad jis pasiektų mūsų gyvenime savo tikslą. Galbūt norite paklausti, ar nuo manęs kas nors priklauso? Taip, priklauso. Jei sukylu dėl to, kad mane užklupo tamsos akimirkos, tik prailginu jų trukmę. Dėl mūsų reakcijos gali atsitikti ir taip, kad Dievas mus patrauks į šoną ir pasakys, esi nusistatęs, kad tavęs nenaudočiau, tai aš tavęs ir nenaudosiu. Taigi mūsų reakcija labai svarbi. Kai galvoju apie Juozapą, 13 metų yra gana daug. Kartais sutinku ir tokių žmonių, kurių gyvenime sunkumai tęsiasi dar ilgiau. Vėliau jie sako, pažiūrėk, kas įvyko, kai Dievas pagaliau mane išvadavo. Nepasiduokite, nes Dievas nepaliks jūsų. Kas beįvyktų, jis neatmes jūsų. Žiūrėdamas į Juozapo gyvenimą suvokiu, ką jis patyrė, kiek laiko tai tęsiasi. Galvoju apie situacijas, kurias patiriame jūs ir aš. Mes sakome, 2 savaitės tai tiesiog baisu, arba visą mėnesį tai baisu. Sunkiausia, kai einate per vieną tų tamsių momentų ir nesimato pabaigos. Atrodo, kad tai tęsis visą likusį gyvenimą ir niekada nepasieksite savo tikslų. Viskas atrodo taip beviltiška. Bet kol turite Dievą, nieko nėra beviltiška, nes jis jūs myli ir jeigu tik jo pasitikėsite, jis vienaip ar kitaip įvykdys savo valią jūsų gyvenime. Juozapas turbūt jautė visą tai, ką jaučiame mes. Galbūt jam buvo net blogiau, nes jis nepažinojo Jėzaus, kurį pažįstame jūs ir aš. Bet jis žinojo, kad Jehova Dievas, vienintelis tikrasis Dievas, buvo jo Dievas. Jis suvokė Dievo dalyvavimą savo gyvenime. Pagalvokite apie savo situaciją. Nežinau, su kuo dabar susidūrėte. Gal tai sveikatos problema, gal santykiai su kitais žmonėmis ar dar kas nors. Nekaltinkite dėl to Dievo, verčiau klauskite Viešpatie, ką tu bandai mano gyvenime padaryti. Prisiminkite, ką sakiau, vienas svarbiausių tikslų – suformuoti mus pagal Kristaus charakterį. Jo tikslas – pamokyti mus pasitikėti jo, pamokyti stropumo, ištvermės, drąsos, narsumo. Jis siekia pamokyti mus nuolat žiūrėti į jį, suvokti jo artumą. Dievas nori, kad būtume verti pasitikėjimo, kad savo gyvenime būtume ištikimi, kruopštūs, disciplinuoti. Tokie yra Dievo tikslai. Kas vyksta, kai mes pasikliaujame juo ir leidžiame jam kurti mūsų gyvenime? Tuomet jis naudoja mus tiek, kiek esame pasirengę būti jo formuojami. Kas tai lemia? Kažkiek mes patys. Jeigu esame pasirengę pasakyti, Dieve, aš nesuprantu, bet sutinku. Jeigu to reikia mano gyvenimui, kad būčiau pasiruošęs tam, ką nori, kad padaryčiau, aš sutinku. Dabar labai įdėmiai paklausykite. Ar norite išgyventi, nesvarbu, kas be atsitiktų? Tuomet prisiminkite keletą labai svarbių dalykų. Pirma,
Pasitikėkite Dievu. Jei tamsiais momentais nepasitikėsite juo, tai nieko nebus. Pasitikėkite juo. Antra, turite skaityti Dievo žodį. Skaitykite Dievo žodį ir apmastykite jį. Kai skaitote šventąjį raštą, tuomet Dievo dvasia formuoja jūsų mintis, kad mąstytumėte taip, kaip mąsto Dievas. Kuo daugiau šventojo rašto įsidėsite į savo protą ir širdį, tuo labiau mąstysite taip, kaip mąsto Dievas. Malda ir Dievo žodžio skaitimas yra patys svarbiausi dalykai, jei norime sėkmingai pereiti tamsius gyvenimo momentus. Tarkime, atsisėdate prie televizoriaus ir sakote, dabar atsipalaiduosiu. Savo protui įjungiate laisvą pavarą, tada rodoma reklama. Pirkite šį muilą, pasirodo farmacininkų reklama, valgykite šią piliulę, gyvenkite tokiame name, vairuokite tokią mašiną, dėvėkite tokius drabužius, valgykite tokį maistą, gerkite tokius gėrimus. Jūs galvojate, aš visą tai nekreipiu dėmesio. Ne, dar ir kaip kreipiate, nes jūsų protas visą tai priima. Kas atsitinka? Leidžiate pasauliui jūs programuoti, kaip mąstyti, kaip elgtis, kaip gyventi, kaip rengtis, ką pirkti ir ką valgyti. To klausotės 2 ir 3 valandas, tada nueinate miegoti. Arba dar nusprendžiate prieš miegą paskaityti kelias eilutes iš Biblijos. Paskaitęs eilutę iš Biblijos, nueinate miegoti. Žinote, kas įvyko? Pasaulis padarė jums didesnę įtaką nei šventasis raštas. Turite savo protę įtvirtinti tiesą. Kaip Dievas mąsto, kaip Jis veikia, kur jo plane esu aš. Jei norite ištverti užklupus tamsai, skaitykite Dievo žodį, kalbėkite su juo ir klausykite jo. Tai reiškia, kad reikės skirti laiko. Dievas nesilaiko mūsų tvarkaraščio. Mes esame jo tvarkaraštyje. Pagalvokime, bandote savo gyvenime priimti svarbų sprendimą, todėl nusprendžiate jam skirti 10 minučių. Perskaitote 10 eilučių ir prašote, dabar viešpatie parodyk man savo valią. Tuomet atsistojate ir nueinate. Kaip jaustumėtės jūs, būdamas tėvas, jei pasišauktumėte sūnų ir jam pasakytumėte, tai labai svarbus klausimas ir mums reikia nuspręsti. O jis paklauso jūsų 5 minutės ir sako, žinai, mano draugelį laukia manęs, pasimatysim vėliau. Pagalvosite, tau tai nerūpi. Jei norite ištverti užklupus tamsai, jums reikės klūpėti ant kelių, skaitant Dievo žodį, klausantis Dievo, skiriant jam laiko, kad tai, ką Jis galvoja apie jūsų situaciją, persmelktų jūsų protą ir širdį. Ar Jis jūs ves? Ar Jis jūs saugos? Ar Jis vadovaus jums? Taip, Jis visą tai darys. Kokią galima padaryti išvadą? Pagalvosite, tamsus laikotarpiai blogi. Ne visada. Paklausykite, jei Dievas leidžia jums patirti tamsius gyvenimo laikotarpius, ne dėl to, kad ką nors padarėte, Jis turi kažką numatęs. Jūs to kažko neįsiaiškinsite anksčiau, nei Jis tą tamsą išsklaidys. Jūs nenorėsite rizikuoti prarasti tai, ką Dievas yra jums sumanęs. Jums reikia pasitikėti juo. O kas augina pasitikėjimą? Jo žodis ir malda. Ir paklusnumas tam, ką Jis sako. Tuomet pasitikėjimo lygis vis auga ir auga. Jei pasitikėsite juo šiais tamsiais laikotarpiais, tuomet Dievas jūsų gyvenime padarys tokių dalykų, apie kuriuos net nesvajojote. Kas nors galbūt pasakys, bet jei aš net nesu krikščionis, kaip tuomet visą tai pritaikyti savo? Pasakysiu jums kaip. Jeigu nesate krikščionis, turiu galvoje, jei dar nepasitikite Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, tuomet esate pražuvęs. Pasakysite, bet aš nesijaučiu pražuvęs, nesvarbu kaip jaučiatės, esate pražuvęs, esate atskirtas nuo Dievo, nesate po Dievo malonės, meilės ir gerumo kupolų. Tuomet visose gyvenimo negandose esate vienas, o tai pražūtinga situacija. Bet jūsų nuodėmės gali būti atleistos. Jis priims jūs kaip savo vaiką, jei išpažinsite jam savo nuodėmingumą, jog jums reikia jo, jog priklausote nuo jo. Ir kad tikite, jog Jėzus Kristus nuėjo link kryžiaus ir mirė ant kryžiaus už jūsų nuodėmes. Kad Jėzus visiškai sumokėjo jūsų nuodėmės skolą, jūs priimate jį kaip savo asmeninį gelbėtoją, pavedate jam savo gyvenimą ir leidžiate šventai dvasiai ateiti į jūsų gyvenimą ir gyventi per jūs. Ką tai padarys, tai visiškai pakeis jūsų gyvenimą. Kitas kelias toks. Galite ir toliau gyventi savo gyvenimą taip, kaip gyvenote. Be Kristaus, be Dievo veikimo jūsų gyvenime. Vieną dieną atsigręšite atgal ir pagalvosite, o Dieve, regis visus tuos metus ėjau lyg per smėlį ir nieko už savęs nebematau.
Arba galite pragyventi savo gyvenimą ir pasižiūrėjęs atgal pamatyti, kad jūsų pėdsakai lyg iš bronzos. Po to, kai išeisite, jie dar ilgą laiką liks dėl to, kokią įtaką jūsų gyvenimas turėjo. Taip gali atsitikti, jei tik leisite jam veikti. Tėve, mes labai tau dėkingi už tai, kad žinai, kaip tuos tamsius momentus paversti spindinčią šviesą, kai tavo valia pradeda pildytis mūsų gyvenime. Meldžiu, kad šventoji dvasia naudotų šią vilties ir užtikrintumo žinią, kad kiekvienas, kuris ją girdi, nuspręstų pasitikėti tavimi, kas be nutiktų, o tuomet stebėtų, kaip tu atlieki jų gyvenime savo nuostabų darbą. Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.